Aš norėčiau du klausimus paklausti. Rauginimo procesų pabaiga yra citrinos skonis ir citrinos kvapas. Tai ar negalima citriną naudoti iš karto ir supaprastinant visą darbą? So when you told about fermenting, when we ferment vegetables, cabbages, you said that it should give a lemon taste and a lemon smell in the end. Yeah. Wouldn't it ease the process if we used the lemon juice in the beginning? It is only kaip sakant, tas kvēpalas, ta citrina nieko nepadės su virškinimu ir yra rūgštus dalykas, o tas tavo fermentas yra daug enzyms ir turi bakterijų. Tik tai, kad turi tokį kvapą, bet ne kad pasidarėtų citrinos tau tame su rūgimu, kaip sakant. Jūs padarėt, kaip sakant, jūs padarėt tenais enzyms ir daugiau bakterijų. Tai tas yra kas sveikatas. Aišku.